Čia Vilniaus arkivyskupo jaunimo centras. Nu tai čia sutrumpinimas nuo žodžio Vaitstay. Vaits yra Vilniaus arkivyskupijos jaunųjų centras. Vilniaus anoniminių jaunuolių centras. Vaits yra Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centras. Vaits tai yra Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centras, jaunų žmonių komanda suburta tam, kad rūpintųsi jaunimo pastoracija Vilniaus arkivyskupijoje. Nu tai Vaitstay, nu tai gydo, žmonės gydo. Dirba. Jisai, aš taip supratau, kad jisai ruošia arkivyskupus būsimus. Tokia jo pareiga. Iš jaunimo ruošti arkivyskupus. Į Trakus eina? Jo, eina į Trakus. Vėliavam tam. Ir Ruporą skolina. Jo, Ruporą skolina. Vaikšto į Trakus, po Vilnių, geria kavą. Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centras skatina jauną žmogų gyventi prasmingą gyvenimą. Trokštame supažindinti jauną žmogų su Kristumi ir dovanojame savo laiką tiems, kuriems daugiausia reikia to laiko ir meilės. Viešbutį. Marijos viešbutį. Oi, tai jaunimo sporto rūmose. Ten visos Vilniaus jaunimo organizacijos susirinkusios. Tarp Santuoko rūmų ir arkivyskupijos. Čia, man atrodo, kažkur prie Kurijos. Ten arčiau Marijos, ten, kur stebuklų daug. Taigi, jaunimo centras dirba ne stotyje, ne Aušros vartuose, o adresu Aušros vartų gatvė 12. O tai yra, kai stovite priešais Aušros vartus, priešais Teresės bažnyčią, matote arką, ant kurios užrašyta Viešbutis Domus Marija. Praėję pirmąją arką matote antrąją arką, praėję antrąją arką matote trečiąją arką. Praėję trečiąją arką pažiūrite į kairę pusę ir matote Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centrą. Paskambinus jaunimo centras. Tie visi, kurie moka gydyti, tai gydytojai beveik visi dirba Vaitse. Buvo ir Algelis. Dalia? Arkivyskupas, nes ten jo tas jaunimo centras. Kiek man teko regėti, ten būsimų arkivyskupų, man atrodo, kol kas dar nėra. Kas ten žino, aišku. Apaštalinis popiežiaus nuncijus, arkivyskupas. Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centre, kaip ir pats pavadinimas sako, tai dirba jauni žmonės jauniems žmonėms. Tai kartu yra ne vien darbas, bet tai yra ir tarnystė. Mūsų iš viso yra 7 sakramentai, 7 šventosios dvasios dovanos. Taip pat mes esame vedini mūsų sielovadininkų, tai 8-ojo asmens. Priartinti arkivyskupą prie Vilniaus jaunimo. Kepti spurgas, kepti Vaitso spurgas ir linksmint žmonės. Jaunimą. Kaip ir kiekvienos organizacijos turbūt išleisti pinigus, kuo daugiau prasukt babkių ir gerai praleisti laiką, aš manau. Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centras, taip esam savo įsivardinę, kad egzistuojame tam, kad pakviestumėm jauną žmogų ir parodytumėm jam galimybę gyvenimo su Kristumi. Ir taip pat rūpinamės, kad tie, kurie galbūt jau sutiko Kristų savo gyvenime, kad jie artėtų prie jo arčiau ir kad savo tikėjimą gilintų. Ir to siekiame pačiais įvairiausiais būdais, dirbdami su skirtingomis jaunimo grupėmis. Mūsų veiklos dažniausiai yra neformalaus pobūdžio, tai organizuojame įvairiausius renginius, seminarus, vaikštam po mokyklas, rengiam misionierius, su kuriais einam į gatves ir bandom kažkaip skelbti savo tikėjimą. Tai iš tiesų visais būdais, tiek su savanorių pagalba, tiek mūsų pačių darbu, stengiamės pakviesti jauną žmogų artėti prie Kristaus.
tai tikriausiai jie nestovės vietoje ir iš Vilniaus arkivyskupo jaunimo centro taps pasaulio popiežiaus jaunimo centru. Joninės Siemens arenoje organizuoja su kapelom. Ruošiasi popiežiaus sutikimui Lietuvoje, su jaunimu čia kur bus tas susitikimas. Ir ką čia dar daro Vaicas dabar? Naujas toks, kiek girdėjau, projektas labai patinka, rinks gražiausiamis Vilniaus arkivyskupiją. Važiuos delegacija į Vatikaną, rugpjūtį, ministrantų delegacija ir prašys popiežiaus, kad į pasaulio jaunimo dienas darytų Vilniaus arkivyskupijoje. Ir konkuruoja, kuris laimės, ar Kauno arkivyskupija, ar Vilniaus arkivyskupija. Turbūt, kad gal Kaunas laimės, man atrodo. Taigi reikia pasakyti, ką dabar Vaicas veikia. Turbūt ne vienas jaunas žmogus taip atsako į klausimą, ką Vaicas veikia. Bet iš tikrųjų mes turim kai kurias sritis, kurias kuruojam ir kurios mums rūpi. Tai pirmoji sritis būtų šlovinimas, kadangi mūsų vadovė yra muzikantė, mūsų 2 darbuotojai yra muzikantai, tai kažkaip ta muzika mums yra labai svarbi, tai kažkaip pasirinkom vieną iš tų sričių, tai yra šlovinimo sritis. Tai bandysim daryti ir renginį, jeigu tai į ateitį žiūrint, ir renginį šlovintojam daryti. Ir dabar kuriame filmukus, kuriuose kažkaip padedam susivokti šlovintojam, kurioje vietoje jie yra ir kurioje vietoje jie turėtų būti lyg ir. Tai va, tai būtų šlovintojai. Antras sritis, kurioje jau truputėlį darbuojamės tiek aš, tiek Vilma, yra parapijos. Važiuojam į parapijas ir stengiamės kažkaip įsijausti, įsiklausyti, kuo jos gyvena ir kas jos tokios yra, nes mes tikrai labai nauja komanda, šį kartą labai stipriai atsinaujinusi. Tai kadangi ne visas dar parapijas aplankėm, dar kai kurios parapijos dar tik tai bus lankomos, bet irgi žvilgsnis į ateitį, tai turėsim piligriminį žygį, kuris vyks iš Švenčionėlių į Visaginą, tai ten truputėlį sumetėm savo jėgas ir tada dar galvom apie Baidarių žygį, kuris irgi turėtų būti Liepos pabaigoje, tai planų turim su parapijom, tai svarbiausia, kad užtektų jėgų įgyvendinti. Tada dar vienas sritis, kurią mes kuruojam, tai yra studentai. Ties to darbuojasi mūsų kolegė ir mūsų viršininkė, tai Kristina. Ir kartu su Povilu kunigu truputėlį su studentais darbuojasi, su ta sielovada, kuri iš tikrųjų turbūt yra labai sudėtinga ir nelabai yra patogi. Bet kažkaip bandom prasiskinti kelią į tų jaunų žmonių širdis, kurie auga kaimuose arba tikrai ne Vilniuje ir atvažiuoja ir mes bandom juos kažkaip pagauti ir su jais kartu būti ir tą sritį pasiėmusi šita dalis žmonių. Tai va, o visumoj Vaicas yra, aš tai labai paprastai pasakysiu, visumoj tai Vaicas yra ta žmonių grupė, kuri yra pasiryžusi tarnauti. Tiesiog. Kur reikia, kada reikia ir kur parapijom reikia. Tai mes dažnai būnam tokie renginių organizatoriai arba pagalbininkai, turim savanorių grupę, beje, kur pamiršau paminėti, kad mes ir turim VIP savanorius, kurie išvertus į lietuvių kalbą Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centro ilgalaikiai pagalbininkai, tai VIPai. Tai va, tai mes su jais susitinkam trečiadieniais ir veikiam kažką prasmingo, dabar labai ruošiamės Lietuvos jaunimo dienom, kurios labai artėja sparčiai ir labai greitai, tai birželio 27 dieną mūsų kuruojamas sritis yra draugystės su Dievu vakaras. Tai va, tai daug darbų, daug visko ir